Kviečiu Šarūną Auselį pristatyti dalyvių priesaikas. Sportininko priesaika visų sportininkų vardu prisiekia, kad mes dalyvausime šiose olimpinėse žaidynėse, gerbdami taisyklės ir laikydamėsi jų. Sporto dvasia, sporto šlovė ir mūsų komandų garbei. Kviečiu Jonas Basanavičiaus mokyklos mokytoją Saulių Grigą pristatyti teisėjų priesaikos. Visų teisėjų ir oficialių asmenų vardu prisiekiu, kad savo pareigą šiose olimpinėse žaidynėse mes atliksime bešališkai sporto dvasia, laikydamiesi taisyklių. Olimpinė ugnis, taikos simbolis, alyvas, taikos medis, olimpinė vėliava 5 žaidynų sportinės draugystės simbolis. Į mūsų šventę atvyko garbingų svečių. Tai Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Lietuvoje, Žaliųjų judėjimo vadovas Renaldas Rimavičius. Žodis jums. Labą dieną visiems čia taip gausiai susirinkusiems. Ir jūs esate aktyvūs, sportiški, žinau, kad galit pasigirti ir mokslo rimtais laimėjimais, bet taip pat jūs esate ir aktyvūs ekologijoje, gamtosaugoje. Dalyvaujate tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje ir už savo aplinkosauginę veiklą esate apdovanojami programos apdovanojimais, žaliąja vėliava ir tarptautinių programos sertifikatu. Kadangi esate vieninteliai Ukmergės mieste, kitaip sakant, kaip ir šitoje veikloje vadovaujate miestui, tai linkiu sėkmingai ir toliau vadovauti ir norėčiau įteikti apdovanojimus. Prašau. Kai įteiksiu direktoriui, nuneškiu. Ir programos sertifikatas už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir tą kryptingą aplinkosauginio vaidmens stiprinimą. Mes dabar įvertiname iš viso Lietuvoje 73 mokyklas ir tenka dalyvauti įvairiausių formato renginiuose. Ir kiekvienas iš jų savaip toks malonus, jaudinantis ir šis irgi buvo toks įsimintinas, dar niekada neteko žygiuoti tokioje eisenoje stadione pirmose gretose. Sėkmės jums. Ačiū Renaldai už sveikinimus. Kviečiu kalbėti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausia specialistė Rasa Ragelytė. Sveiki visi! Pirmiausia sveikinu Antano Smetonos gimnazijos bendruomenę, olimpinio judėjimo rajone pradininkę. Labai džiugu, kad šiemet jau dalyvauja 3 ugdymo įstaigos. Tikėkimės, kad po 2 metų jūsų bus jau 5, tiek kiek yra olimpinių žiedų. Sėkmingų jums startų,
geros olimpinės dvasios, kad jį lydėtų ne tik varžybose, bet ir tolimesnėme gyvenime. Prašytume kalbėti gimnazijos direktorių Valentiną Gentį. Mokiniai, sveikinu jūs visus šiandien čia susirinkusius išbandyti jėgas bėgimo takeliuose, krepšinio futbolo aikštelėse. Jūs pasibaigė mokslo metai. Jūs savo pasiekimus mokslo jau kaip ir turite, rezultatus jau beveik turite, o šiandieną galbūt dar parodysite, kokiu jūs galite rekordų pasiekti savo fiziniam judėjimui, sportinėje veikloje. Taigi gerų startų. Kviečiu mūsų gimnazijos direktorių Albertą šių žaidynių pradžią. Mėly gimnazistai abiejų gimnazijų ir mėly Dukstinos mokiniai, džiaugiuosi, kad jūs čia kartu. Linkiu šiandien draugiškų varžybų, bet visiems linkiu taip pat laimėti pirmas prizinės vietas. Taigi, skelbiam olimpinių žaidynių pradžią. Pradėkim! Dar nedalyvavot, bet gaunat po medalį. Nieko, dar turės apibėgti. Mes Yeah.